Ir man yra nesuprantama, kodėl valdžia negali sustoti, įvertinti Lietuvos miškų būklę, o toliau mūsų krašto miškus verčia pramonė ir karo zonomis. Tai mano yra prašymas visų Lietuvos žmonių ateiti į mitingą Vilniuje balandžio 14 dieną. Dar kartą įsakyti savo reikalavimus, dar kartą kviesti valdžią ir stabdyti šito įstatymo projektas, kurio pagrindiniai tikslai yra slepiami nuo visuomenės. Galiu tik paskatinti jaunimą atvykti, matome miškų situaciją Lietuvoje, matome, kaip Seimo narys Ignas Vėgėlė uždavė kritinius klausimus valdžiai dėl Kapčiamiesčio poligono, paklausdamas, kiek dabartiniai poligonai yra užimti. Taip pat paklausė, ar tuomet tikrai verta statyti dar vieną poligoną, tačiau negavo jokių atsakymų. Jei Seimo narys negali gauti atsakymų į tokius svarbius klausimus, ką kalbėti apie mus paprastus Lietuvos piliečius. Tad statomas poligonas tikrai kelia daugybę klausimų, taip pat jis bus statomas itin gražiame ir svarbiame gamtiškai Lietuvos kampelyje. Tai panaudoti tokią gamtos vietą karo pramoniai yra švelniai tariant keistas sprendimas. Tačiau labai daug klausimų atsakė Lenkijos ministerija, gynybos ministerija, kuri pareiškė, kad tai yra Lietuvos vidaus reikalas, kur jiems statyti poligonus, ir jie tiesiog mandagiai paprašė jį statyti kuo toliau nuo Lenkijos sienos, kad Lenkams, jų žmonėms netrukdytų šitas poligonas išsaugoti gamtą, vystyti verslus ir panašiai. Vienintelis kelias, kada valdžia iš tiesų reaguoja į žmonių nuomonę, yra tuomet, kai žmonės organizuoja protestus ir į juos žmonės atvyksta gausiai. Aš pats esu ne viename proteste dalyvavęs ir suprantu, kad toks kovos kelias veikia. Taip pat labai svarbu, kad žmonės dalintųsi informaciją internetinėje erdvėje. Nes Seimo nariai tikrai stebi aplinką, jie stebi įvykius visuomenėje, jie stebi socialinius tinklus ir žmonių aktyvumą. Kiek sprendžiamas klausimas yra svarbus žmonėms. Tad toks valdžios taikus spaudimas tikrai veikia. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Šiandien laidoje dalyvauja agronomas, žurnalistas, teisininkas, buvęs Seimo narys, Sąjūdžio už Lietuvos miškus pirmininkas Gintautas Kniukšta. Sveiki. Sveiki. Visai neseniai kovo 28 dieną prie Seimo organizavote protestą prieš Kapčiamiesčio karinio poligono įstatymą. Viešojoje erdvėje Sąjūdis už Lietuvos miškus paminėjo, kad kritikuoja planuojamą Kapčiamiesčio karinio poligono projektą, kuris jų teigimu gali apimti apie 14 000 hektarų miškų, iš kurių dalis būtų kertama. Pasak organizatorių, kalbama apie teritoriją, kurioje auga brandūs šimtamečiai medynai, o sprendimų priėmimo procesas vyksta nepakankamai skaidriai. Kaip manote, ar protestas padarė įtakos Seimo nariams, kaip pats jį vertinate ir ar sunku jį buvo surinkti? Pirmiausiai noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie susirinko, kurie pasakė savo nuomonę. Iš tikrųjų, mes pražygiavom ir Gedimino prospektu, ir geri bičiuliai, geri draugai, ir parašėme rezoliuciją ministrei pirmininkiai, parašėm Seimo pirmininkui, aplinkos ministrui, kad mes stabdyti Kapčiamiesčio poligono įstatymo projekto svarstymą, nes suderintas su visuomenė, nėra atlikta poveikio gamtai analizė, nėra suderinta su tarptautinė, su ES teise, pagaliau su pačiais nacionaliniais įstatymais. Čia yra toje vietoje draustiniai, o paskui lengva ranka braukiam viską ir atiduodam tankams. Tai iš tikrųjų Sąjūdis už Lietuvos miškus įvertinęs visą tą situaciją, aš asmeniškai stebiu nuo pat pradžių, tai yra nuo praėjusių metų gruodžio 15 dienos. Po savaitės aš vykau į Kapčiamiestį, kur vyko susitikimas su bendruomenės, ir praktiškai visi žmonės sako, kad tą žinią jie išgirdo pirmą kartą, pabrėžiu, pirmą kartą. Ta tiesiai sakė į kameras ir buvo didžiulis nepasitenkinimas tiek Lazdijų rajono merė, tiek atvykusiais į tą susitikimą, kad iš tikrųjų ta diskusija su visuomenė nebuvo parengta ir žmonės net neturėjo galimybės viską pasakyti. Buvo tiesa susitikimas su Lietuvos Respublikos prezidentu, bet tai buvo uždaras
posėdis, susirinko kviestiniai žmonės ir iš tikrųjų net yra nesmagu kalbėti. Prezidentas, kuris išrinktas laisva piliečių valia, eina ir vyriausiojo ginkluotojų pajėgų vado pareigas, slepia nuo visuomenės ir nepasako visos tiesos. Man asmeniškai iš karto irgi kilo daug klausimų, kodėl būtent Kapčiamiesčio giria, kodėl šalia Baltarusijos, Lenkijos sienos, ką reiškia Suvalkų koridorius. Tačiau labai daug klausimų atsakė Lenkijos ministerija, gynybos ministerija, kuri pareiškė, kad tai yra Lietuvos vidaus reikalas, kur jiems statyti poligonus, ir jie tiesiog mandagiai paprašė jį statyti kuo toliau nuo Lenkijos sienos, kad Lenkams, jų žmonėms netrukdytų šitas poligonas išsaugoti gamtą, vystyti verslus ir panašiai. Tai vakar įvykęs nacionalinio saugumo ir komiteto posėdis, kur įstatymo projekto išvadų rengėjo vienas iš iniciatorių, ponas Gaižauskas, pareiškė, kad atsižvelgta į jo pastabas, kad šitas projektas stumiamas aklai, slepiama nuo visuomenės, kodėl būtent čia Kapčiamiesčio girioje, kur yra šimtametės puščias, kur yra Ilgių ežeras, kur yra nuostabi gamta, kur yra Pertako draustinis, kur veisiasi ir tuokėsi kurtiniai ir ten gyvena. Ir mes taiga sugalvojam būtent ten, Kapčiamiestyje, steigti karinį poligoną. Tai kas priima tokį? Na, jau minėtas ponas Nausėda, Inga Ruginienė ministrė pirmininkė, krašto apsaugos ministras dabartinis ponas Kaunas, kuris anksčiau jokių reikalų, pabrėžiu, neturėjo su krašto apsauga ir yra tarsi atėjęs iš svetimo kiemo į svečius ir pasakoja, kaip jis ruošiasi ginti Lietuvos žmonės. Iš tikrųjų, aš manau, kad pagrindinį vaidmenį čia vaidina ponas Kasčiūnas, buvęs konservatorių pasiūlytas į krašto apsaugos ministrus. Ir jeigu prieš keletą metų šitą Kapčiamiesčio giria visiškai poligonui, tai staiga jinai tapo dabar įdomi. Kodėl? Na, visų pirmiausiai minėjau, kad ten yra labai daug puikios medienos, kuri, suprantama, vilioja daugelį medienos perdirbėjų. Iš karto žadama iškirsti 1400 hektarų. Tai paskaičiuokime, jeigu vienam hektare yra, tarkim, spygliuočio medienos apie 400 kubinių metrų. Tai jeigu paverstume tai į pinigus, būtų apie 35-38 tūkstančiai eurų iš 1 hektaro. Padauginkime iš 1400 hektarų ir be abejo aš tikiu, kad šitais plotais kirtimų jie neapsiribos, tai jau skaičiuojama dešimtis milijonų ir be abejo kai kas įsprendžia labai, sakyčiau, labai didelę medienos trūkumo problemą. Antras mūsų buvo reikalavimas, kad mes turime parengti Lietuvos miškų ūkio strategiją. Praėjusią kadenciją, kai aplinkos ministerijai vadovavo ponas Gentvilas, buvo bandoma suvilioti žmonės nacionaliniu susitarimu. Bet tai buvo vaidyba, tai buvo pasitarimai dėl žmonių akių, kad girdi mes darome, mes nuspręsime. Ir patyrė šitas nacionalinis susitarimas visišką fiasko. Atėję į valdžią socialdemokratai taip pat kalbėjo, kad reikalinga įvertinti miškų būklę, reikalinga parengti strategiją, tačiau atsirado tik tai aplopytas naujas miškų įstatymo projektas, o ministras, pabrėžiu, kuris dirbo porą mėnesių savo pareigose, kalba viešai, kad šitas įstatymas yra labai geras. Na, jisai nėra labai geras, jeigu šiandien situacija yra tokia, kad draustiniuose, pabrėžiu, kertami miškai ir jie kur išvežami, jie nenaudojami viduje. Mes išvežam juos į svetimą šalis, tame tarpe į Kiniją, savo miškus. Antras dalykas, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra priėmęs nutartį, kad būtina saugomose teritorijose įvertinti poveikį gamtai visuose ūkiniuose miškuose, kur atliekami kirtimai. Deja,
valstybinė miškų urėdija šito netlieka. Vadinasi, ir toliau mes neteisėtai kertame draustinius, saugomas teritorijas ir aš, matydamas tą situaciją, važinėdamas po Lietuvą, matydamas iš arti tuos miškus, galiu drąsiai teikti, kad tas skaičius, apie kurį mes kalbam, kad mes turim 34% Lietuvos miškingumo, tai yra tikrai netiesa. Jeigu įvertintumėm tą miškų būklę, tai gali būti, kad tų ir 20% gali nebebūti. Ir man yra nesuprantama, kodėl valdžia negali sustoti, įvertinti Lietuvos miškų būklę, o toliau mūsų krašto miškus verčia pramonė ir karo zonomis. Tai mano yra prašymas visų Lietuvos žmonių ateiti į mitingą, dar kartą įsakyti savo reikalavimus, dar kartą kviesti valdžią ir stabdyti šito įstatymo projektas, kurio pagrindiniai tikslai yra slepiami nuo visuomenės. Ta sakau labai drąsiai. Taip, pilnai pritariu. Matome protestų skirtumus. Pavyzdžiui, kai protestą organizuoja sistema, kai jis yra reklamuojamas per nacionalinį transliuotoją, kai jis yra rodomas per kitą sisteminę žiniasklaidą ir kiek juose susirenka žmonių. Visai neseniai vyko protestas Šalin rankas, kuris palaiko tariamai laisvą žodį. Tik klausimas, kas yra tas laisvas žodis ir kas jį iš tiesų varžo. Mano nuomonė būtent LRT. Tačiau galima pastebėti, kiek į jį atvyko žmonių. O kai patys žmonės organizuoja protestus svarbiais klausimais, kai sistema į sisteminę žiniasklaida jų nepalaiko, kiek yra sudėtingiau juos organizuoti, tačiau vis tiek iš šios protestus atvyksta žmonės ir protestai pavyksta. Lygiai taip pat kaip jūsų organizuotas protestas prieš Kapčiamiesčio karinio poligono įstatymą, kuris įvyko kovo 28 dieną. Dabar organizuojate dar vieną protestą, kuris įvyks balandžio 14 dieną 11 val. Prie Seimo ir tai jau bus pagrindinis protestas prieš Kapčiamiesčio poligono įstatymą. Tai kodėl žmonėms svarbu atvykti šį protestą ir kodėl būtent balandžio 14 dieną? Taip, iš tikrųjų yra labai svarbus mitingas. Būtent tą dieną, balandžio 14 dieną, Lietuvos Respublikos Seimas svarstys Kapčiamiesčio karinio poligono įstatymo projektą. Ir jeigu mes nesusirinksime, jeigu neteis žmonės iš visos Lietuvos, reiškia, mes savo tylėjimu, savo abejingumu pritarėme, kad ten Kapčiamiestyje, šitoje girioje, paimti reikia 14 000 hektarų, nuostabią gamtą, Ilgio ežerą ir atiduoti jį karių treniruotėms. Aš pats asmeniškai esu Respublikos prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas atminimo ženklu už NATO plėtrą. Aš esu buvęs daugelį valstybių, iš arti matęs poligonų veiklą. Esu girdėjęs ir pats kalbėjęs su žmonėm, kurie nepritarė poligonų statybai, tarkim, ar Vokietijoje, ar kitose šalyse. Žmonės apgynė savo tą žemės kampelį ir aš manau, kad jeigu mes ateisim visi, tai mes galbūt apginsime ir Kapčiamiestį. Apginsime Kapčiamiesčio girią, juolab, kad jūs patys dažnai girdite, kad yra 7 variantai statyti karinį poligoną. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie jo būtinumą, ar tikrai reikalingas 10 poligonas, palikim jį ekspertams. Tačiau mano, kaip Sąjūdžio už Lietuvos miškus pirmininko pareiga yra išsaugoti Kapčiamiesčio girią ateities kartoms. Aš sakau tą labai nuoširdžiai ir kviečiu prisijungti prie tos mūsų diskusijos, kuri įvyks Vilniuje balandžio 14 dieną. Mums yra labai svarbu pasakyti, kad prašome, jeigu trūksta kariams treniruotis, tikrai yra puikių vietų Lietuvoje be Kapčiamiesčio girios. Tai iš tikrųjų yra unikali giria. Tai yra nuostabus gamtos kampelis. Tai yra visų Lietuvos žmonių, visų pabrėžiu, visų Lietuvos žmonių gamta ir aš kviečiu visus Lietuvos žmonės ateiti balandžio 14 dieną prie Seimo ir saugokim kartu šitą nuostabų gamtos grožį. Taip, galiu tik paskatinti jaunimą atvykti, matome miškų situaciją Lietuvoje, matome, kaip Seimo narys Ignas Vėgėlė uždavė kritinius klausimus valdžiai dėl Kapčiamiesčio poligono, paklausdamas, kiek dabartiniai poligonai yra užimti, taip pat paklausė, ar tuomet tikrai verta statyti dar vieną poligoną, tačiau negavo jokių atsakymų. Jei Seimo narys negali gauti atsakymų į tokius svarbius klausimus, ką kalbėti apie mus paprastus Lietuvos piliečius. Tad statomas poligonas tikrai kelia daugybę klausimų, taip pat jis bus statomas itin
gražiame ir svarbiame gamtiškai Lietuvos kampelyje, tai panaudoti tokią gamtos vietą karo pramoniai yra švelniai tariant keistas sprendimas. Vienintelis kelias, kada valdžia iš tiesų reaguoja į žmonių nuomonę, yra tuomet, kai žmonės organizuoja protestus ir į juos žmonės atvyksta gausiai. Aš pats esu ne viename proteste dalyvavęs ir suprantu, kad toks kovos kelias veikia. Taip pat labai svarbu, kad žmonės dalintųsi informaciją internetinėje erdvėje. Nes Seimo nariai tikrai stebi aplinką, jie stebi įvykius visuomenėje, jie stebi socialinius tinklus ir žmonių aktyvumą. Kiek sprendžiamas klausimas yra svarbu žmonėms. Tad toks valdžios taikus spaudimas tikrai veikia. Tai suveikė ne kartą ir tai tikrai gali suveikti ir dabar. Todėl dėkoju Jums, kad ėmėtės tokios svarbios iniciatyvos, kad organizuojate šį protestą prieš Kapčiamiesčio poligonų įstatymą, kad organizavote įvykusių protestą. Tikėkimės, žmonės išgirs Jūs, išgirs šią laidą ir supras šio klausimo svarbumą. Sėkmės. Ačiū Jums labai. Kartu išsaugokim Kapčiamiesčio girią, kartu išsaugokim Lietuvos miškus ateities kartoms. Iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga Lietuvos miškuose. Plyni kirtimai, miškų teisės aktų trūkumas, visiškas nesiskaitimas su visuomenės nuomonė. Todėl balandžio 14 diena gali būti tas kertinis akmuo, kai Lietuvos žmonės pasakys savo išrinktai valdžiai, kad stop ir sustokime naikinti Lietuvos miškus, parenkime Lietuvos miškų ūkio strategiją, parenkime iš esmės naują Lietuvos miškų įstatymą, kuris padėtų išsaugoti mūsų girias, mūsų miškus ateities kartoms. Labai Jums ačiū.